Sveiki visi, su jumis Lietuvos ūkininkas. Nu ką, žinokai, nesimatėm jau šiaip jau berods. Pagaliau žiema baigėsi, jėj! Tai ką, tai jau pavasaris. Šitaip lauktas ir tas sulauktas mūsų pavasaris. Po šitiek laiko, po šitokių šalčių, po šitokios sunkios žiemos sulaukėm pagaliau. Tai ką, dabar laukiai yra 15 šilumos, savaitgalį 16 visą savaitę. 15, 16, 14, taip toliau. Tai ką, tai prieš video nieko kaip ir nedarysim. Aptarsim mano ateities planus. Tai jau kaip ir kiekvieną pavasarį mano tvartas buvo apsemtas. Ir šį kartą apsėmė šitą visą vietą. Tai apsėmė tai va, šičia. Tai čia iškasiau griovį, kad viskas nubėgtų į ten, o iš ten iškasiau griovį, kad viskas nubėgtų į ten. Tai jau kaip išdžiuvo buvo šį kartą apsėmę per kokie gal 5 cemų, patikėkit. Pizdėt. Čia dar neišdžiuvę va. Dar čia irgi šlapia. Ten kasiau griovį, kad viskas kad bėgtų nuo stogo, viskas bėgtų į griovį ir paskiau žinai ten kur bėgtų. Nes kaip atėjau, čia prasidėjo atleidystas, visas atėjau į lauką, pažiūrėti į savo tą garažą vadinamą. Žiūrėjau viskas tai nuo ten, nes dabar čia gaunasi taip ir vėl taip. Tai sukasiau, tai viskas, kas lijo, ką atleido, kas nutirpo viskas, taip gražiai bėgo tvartą, tai čia buvo viskas apsemta. Čia ir kasiau griovius, čia reikės dabar lygyti viską. Čia ir viską, čia apsėmė, viską nuo čia iki ten, žodžiu, visą tvartą apsėmė. Tai ką darysim kitam video, nežinau dar, bet čia, kad darysim, čia dėsim tą lietvamzdį arba dėsim lietvamzdį arba kasim griovį didesnį, nuolydį darysim. Tai ką? Vasara. Tai ką, dabar reikės man viską tiesiog fucking įsilygyti reikės. Viską įsilygyti, vėl vežt pilt žvyrių. Reikės tą stogą ten sustarkyti, kad viskas nebėgtų į tvartą. Ir dar daug, kad pro šičia, va, šičia atleidžia pro šitą pusę, viskas irgi bėga šičia į žemę. Ten irgi kažką pilsim žvyrio, gal nežinau, betonuosim, žodžiu nežinau. Ką darysim, tai jom. Ką darysim, žinai. Dar taip nežinau, ką darysim, bet padarysim. Tikiuosi, dar reikės ten. Matot va tą skylę, keturkampą. Langą reikės įsidėti. Susidėsim langą. Nors aš jau aišku įdedu gal kokie 2-3 metai, taip aš niekad neįdedu, bet tarkim, kad taip nebuvo. Tai tikrai tą įdėsim. Šitą galim jau nuimti realiai. Bet ne, šitą tai reikia nuimti, nes jau viskas jau sniego Jezu, tebūnie šviesa. Nes jau sniego nebebus ir pro šitą langą man nepripustys sniego. Tai galim. Tai čia. Iškart geriau. Tai jo. Tai darbų ir pakankamai, bet ar aš juos spėsiu padaryti iki vasaros, nichuje. Nes vasara bus video ir vasara bus visiškai kitokie video, ne kaip darau kažką garaže arba kažkur kažką darau, remontuoju, ne. Pamatysit, nespoilysiu, nesakysiu, bet bus žiauriai įdomus video ir labai geri video. Tikrai laukit, tikrai jų bus ir daug bus. Nu ką viskas, tai būtinai langus reikia susidėti, duris reikia sutvarkyti, nes mano durys vėl susėdo. Tu mat per tą sniegą visą, dar stogas neįlūžo kaip pas ūkininką Petrą Šiaučiūną. Ačiū Dievui dar. Nors aišku, gal buvo girdėti kaip stogas braška, tikrai buvo girdėti, ne šitiek fucking... Šitiek sniego buvo ant stogo ir dar tas sniegas paskui ten sušlapo visas nuo lietaus. Gerai melavau, stogas ir įlūžęs. Liepam pasižiūrėt. Tai paskiau mačiau Petrą Šiaučiūnas įkėlęs, kaip jo stogas.
Sugriuvo avių tvartas. O ten tai ajoptva jų mat. Žiau tą Petrelį. Bet ką padarys? Nieko nepadarys. Ir kaip ir. Taip. Net nesinori rodyti. Vaiktų, gal nuosą nusiverčiau. Tai įgriuvęs, tai tikrai įgriuvęs. Dar smarkiai visas kampas nugriuvo. Tai parodysiu. Čia ir viskas sulinko. Na, čia kaip jo bysiu. Tai jo. Tai nuo žiemos tikrai nuostolių turim. Pažiūrėkit. Viskas sugriuvo. Čia įdubo. Ten, kaip dar sveika, čia irgi viskas įdubo, na aišku, seni balkiai, seni balkiai, seni tie visokiausiai, tai čia jau te buvo aišku, dabar, girdit? Oi, nu savo čia pizda, oi lūšiu. Tai jo, tas kampas, tai ajaptva jų mat kaip sulūžiu. Pizda. Tu parodysiu, tik bandau kažkap nueit. Žodžiu, va matot, va, ten kampe, va. Viskas. Nuo viršaus taip ir sugriuvo, nes kampas įsimėlo, aš iš lauko pusės parodysiu. Baigtų, na. Tai jo, tai nekas, tai aš dar džiaugiuosi, kad... Matot, čia stogas, irgi viskas sugriuvęs. Čia irgi viskas sugriūna, čia pizda, aišku, tam tvartui daugiau dar negu mano tėvam metų. Nu, bet remontuoti nelabai noriu restauruoti. Visų pirma, neturiu daug pinigų. Ir šitas garažas mano vadinamas, tvartas, jisai visų pirma nėra mano. Aš jį, čia yra savininko. Ir kaip jis atvažiavo, aš ten jo paklausiau, ar galiu čia laikyti. Avis dar turėjau, aš paklausiau, ar galiu laikyti avis laikyti. Tai aš ten jau atsiklausiau. Taip pasakė, jo, galiu ir paskiau paklausiau, ar tipo galiu čia, vai sakau, aš noriu tipo garažą pasidaryti, tipo taip toliau leido jis man. Tai viskas jo, tai čia šitam jau gal kokie 2-3 metai, kaip esu šitam jau garaže vadinamam. Nu ir jis jau dienom griūna, tiesiog, va matot, už mane šitas va balkis, va. Laukit, šitas va balkis, va. Jis irgi yra sulinkęs, matosi per video matosi irgi sulinkęs, čia gero, kaip sakoma, vėjo ir čia nieko neliks, va matot, va, visas čia įlinkęs, šitas ir įlinkęs, anas iš vis jau ten, toj bus pizda, bet nenoriu kišt pinigų į svetimą tvartą, nu sugrius, pizdų išeisiu į kitą, ką žinau, į kitą rasim garažą, tvartą ten darysim. Aišku, jau čia jau geriau jį nugriaut ir pasistatyti naują, bet kaip aš neturiu labai daug pinigėlių, tai nenoriu kišti pinigų į svetimą tvartą. Tai sugrius, bus kaip bus. Dar sakau, langus sudėsiu, ką bandysiu pasitvarkyti ir duris dar susitvarkyti reikia ir viskas. Darbų ir pakankamai, bet kas jos padarys už mane. Tai jo, tai čia irgi, matot viskas, čia reiks smėlio pilt, ką žinau, kokia, irgi PMC smėlį kelt viską į viršų, nes čia viskas taip eina, taip tokiom bangom, vien duobė, čia tiesiog pizda. Nu, aš taip ir galvoju, jeigu šis jau bus pizda, matysiu, kad jau tikrai pizda jau. Ir pizdų išsikrausiu iš to tvarto, rasiu kitą. Nesirestauruot, sakau, nelabai norisi, nu būtų mano tvartas, nu ir taip, ką čia restauruot, nėra ką, čia pizda, tam tvartų paėmė, nugriovė, pastatyti, nu ir būtų zajebys. Nu bet, už mane nieks nepadarys nieko. Kaip ir va viršui matot, va, skylės, visur skylės, ir man viskas, va matot, va, nuo ten viskas nuo man bėga, viskas į apačią, viskas ėmė. Čia žodžiu, kai pagalvoji, tai bėk ir rėk. Tai jo, kaip ir viskas. Pradėjau dar numerius kolekcionuot. Aš žinau. Tiesiog šiaip. Tai va, tai tiek šakelė šiam kartui.
Skau, nieko nedirbau, tik va, apie tuos savo ateities planus, nors aš čia nieko nedarysiu ant galo, susirinksiu šmutkės ir davai nalyvai. Nu, gal tvarkysiu, nežinau, kaip sakoma, Bibi žino, atsiprašant, nesikeikus. Pagyvensim, pamatysim. Tai dar užvakar iš beržiuko sulą bandžiau leist. Tai iš vieno medžio bėga, o iš kito, nežinau, aš sakau, gal dar pažiūrėsiu. Adaskiu jau maisiu tą galą, parodyt kaip suguras, bet pizdu tinkšinį. Tai jo šakelė, tiek šiam kartu ačiū, kad žiūrėjote šį video, nepamirškit palaikyt, pasubscribit. Ir jeigu norit mane paremt, taip norit mane paremt, nueikit į mano YouTube kanalą ir ten rasit linką PayPal'u. Tai būkim vieni, bet draugiški, ne, būkim vieni, bet turtingi, va. Tai kas kiek ką įmes, kas ką kiek įmes. Ačiū tiems labai. O mes atsisveikinam su šiuo gražiu pavasariu, kada kitas video, nežinau, hebra, tikrai nežinau. Tai ką aš sakau, viso geriausio šaiką. Linkas mano kanale. Aivaras Žilionis, PayPal. Čiau.